Labas vakaras ir sveikinasi su jumis, kas jungiatės į tiesioginę transliaciją, į šio vakaro pasidalinimus ir laidelę kaip klausimas, atsakymas ir praktika, kur kas antrą ketvirtadienį gyvai su jumis mielai ir džiugiai laukdama šitos transliacijos ir prisijungimo pasidalinu apie tai, kas aktualu šiuo metu, kas galbūt taip atėjo per savaitės, 2 netgi savaičių įvykius ir energijas, arba šiaip kažkas, jeigu užduoda klausimą ar išeina kažkokia tema, tai tada aš taip ir stengiuosi pasidalinti. Tai va, o šį vakarą pas mus yra klausimas iš mano posto, kurį pasidalinau prieš gerą savaitę ir kalbėjau ten, kaip žmonių energijas galima suskirstyti į 2 dalis. Ir tos energijos, taip kaip žmonės skiria savo energiją darbui. Ir viena dalis yra tų žmonių, kurie į darbą žiūri kaip į stabilumo garantą, kur tiesiog darbas, tai yra natūralus procesas, kad reikia ten eiti, reikia dirbti, palikti savo energiją ir už tai gauti atlygį, kažkokias panaudoti savo žinias, savo galbūt talentus ir taip įvyksta tie mainai ir taip ir sukasi visą tai. Ir labai daug kas priklauso nuo išorės, nuo aplinkybių, ką žmonėms siūlo, kurie jaučiasi, kad nori turėti ir taip toliau. Ir taip pat tas, galim sakyti, išorinis tekėjimas. Ir dar yra kita žmonių grupė, kuri eina per vidinį tekėjimą energijų ir daro tada ir tai, kas jiems patinka iš tos jausenos, kad pajaučiau, noriu, kuriu, darau, galiu ir tada aplinkybės susidėlioja taip, kaip jie jaučia ir kokias tas aplinkybės pritraukia. Ir jie žino, kad jeigu kažko nepritraukia, turi pasikeisti viduje ir tada išorė ima keistis po truputį taip pat. Ne faktas, bet labai dažnas atvejis ir variantas. Tai va, ir po šito mano pasidalinimo buvo klausimas, o ką daryti, kad jaučiu, jog reikia man eiti į tą darbą, kartais jaučiu, kad reikia eiti iš to tokio poreikio, kad darbas būtinas, bet nesiseka surasti, kas patinka, vis tos dažnai keičiu darbą ir ieškau ten, kur man tiktų. Tai va, kokia mano yra apie tai įžvalga, pastebėjimas, būtent tokia tema ir dėl to šios laidos susitikimą ir pavadinau apie tai, kaip mėgstamas darbas suranda mus ar suranda mes jį. Tai va, tai iš tikrųjų, kalbant apie mėgstamą darbą, labai galvojam, kad labai dažnas toks yra įprastas galvojimas, kad tokie tik kūrybiški žmonės susikuria savo tą darbą, jie yra menininkai, jie turi talentą kažkokį, gražiai kažką daryti, kurti ir jie susikuria savo iš tai pragyvenimo šaltinį ar mėgstamą veiklą arba darbą. Ir taip yra įprasta galvoti. Ir kita dalis, kas dar sukuria darbą, tai direktoriai, kurie išdrįsta įkurti įmonės, atidaro sėkmingus verslus ir atsirenka darbuotojus ir jau jisai kuria, o darbuotojai vykdo tik tais tos paskirimus, ką reikia padaryti, kokias darbo atsakomybės. Tai va, ir mano pastebėjimu, ir mano patirtimi, ką aš suvokiau ir pastebėjau apie
apie tos darbus visus, iš tikrųjų tiek viena, tiek kita žmonių grupė, tiek menininkai, tiek žmonės, kurie paprastai dirba po kažkokio direktoriaus sparneliu, jie visi, absoliučiai visi susikuria savo darbo vietą, savo darbo gilesnę paskirtį ir savo darbą, kurį mėgsta arba nemėgsta. Nes mėgstamas darbas gali būti labai tokia žemiška, paprasta tema, kur būtų galima tiesiog kalbėti, kad va, mylėk tai, ką darai, ir tau bus viskas gerai, ir tada tu nueisi ten, kur tau reikia, ir žodžiu taip. Ir vėl, tik kitoj rankoje, bet vėl tas pats plaukimas gaunasi. Be jokios abejonės, meilė tai yra energija, iš kurios teka visą tai, iš kur atsiranda apskritai kūryba ir taip toliau. Bet mes esam patys irgi kaip savo darbo ir savo veiklos bendra kūrėjai, su kuo pagalvosim, su esamu direktorium, su iš viršaus ateinančiais visais šaltiniais ir taip toliau, iš savo širdies. Ir mes prisidedam prie to darbo kūrybos. Tai mums galbūt duoda poziciją įmonėje, darbe ar kažkur poziciją ir ką reikia atlikti. Kažkokius techninius dalykus, mums suprantamai, žmogiškai formuluotę, žmogišką kalbą. Bet patį darbą mes susikuriam patys ir jo gilesnę prasme atrandam ir sukuriam patys, jeigu dedam pastangas ir norim būti tos bendruomenės dalimi, tos įmonės, organizacijos, kurioje esame, arba tos veiklos, kurią vykdo kažkokia organizacija. Tai jeigu mes visų pirma nejaučiam savęs kaip tos įmonės dalimi, mes niekada nepamatysim didesnio paveikslo, niekada nepamatysim, ką mes galim padaryti daugiau ir nepamatysim to gilesnio darbo, ką mes ten darom arba ką iš tikrųjų galim padaryti jau nebe žmogiškai, bet energetiškai. Ir nebūtinai, kad kiti pamatys, visada pajaus, galbūt negalės įvertinti arba pasakys, nepastebės, bet vis tiek viskas jaučiasi. Ir jeigu mes nesijaučiam tos įmonės dalimi, nebūtinai ten per tą kalbėjimą, kad reikia ten į tuos visus teambuildingus lakstyti arba daug reikštis, dalyvauti, tas nėra svarbu, ar mes ten daug ar mažai kalbam, bet taip, kiek mes jaučiamės tos dalimi, matome tame prasme, kad ir koks ten darbas bebūtų, patikėkit manim, kad ir koks darbas bebūtų kurioj nors kompanijai. Ir po truputį ten įdedam savo žinias, savo energiją, savo tą meilės išraišką, kad ir kokia jinai ten be pasireikštų. Tai va, tai dabar tai, ką aš jums pasakiau, čia tokiam aukštesnė materijom, aš dabar įžeminsiu viską ir pasakysiu pavyzdžiais, kurie veikia, kurias matau ir kurias pastebėjau. Tai apie visus šitos dalykus, kaip bus dabar aišku, kokią žinutę aš noriu perduoti apie tai mėgstamą darbą ir kad mes jį galim visi susikurti, bet kurioje vietoje, kurioje esam. Jeigu tik suprasim, kad mes atėjom ten ne tik kaip tie specialistai, kaip įdarbinti, bet ir kaip aukštesnės sielos būtybės su savo unikaliomis energijomis, kurias galim paleisti per daug didesnį mastą per tą kompaniją, nes mes esame tos kompanijos dalimi. Tai va, ir tada pasidaro labai įdomu eiti į darbą, nes mes ten kuriam savo, ir turim savo įnašą. Tai va, mano viena
draugė, jis įsidarbino valstybiniai kompanijai. Ir daugelis nustebo, nes jinai ėjo ir eina dvasiniu keliu ir jinai net prieš tai ir konsultacijas darydavo žmonėms, gal ir dabar tebedaro. Bet esmė ta, kad jinai gavo pasiūlymą dirbti valstybiniai įmoniai ir jinai dirbo tenais ir kiekvieną savaitę jinai turi patikrinti, sakė, apie 800 žmonių paraiškų, kurias patikrinti ar patvirtina ar nepatvirtina. Tai va, tai per jos akis, per jos rankas, per jos energiją praeina 800 žmonių per savaitę. Ir ką jinai daro, jinai ne tik tai jos jinai turi skaityti ir gali patvirtinti, nepatvirtinu, dar kažkaip aš tiksliai tų pareigybių nežinau, bet esmė ta, kad ne tik ką jinai daro techniškai, kam jinai yra ir nusamdyta, už ką gauna atlyginimą, bet jinai palaimina savo metodais, savo širdimi kiekvieną žmogų, kurio paraišką perskaito. Kiekvienas yra palaimintas, ten palinki laimės ir taip toliau. Ir tai jinai daro kiekvieną mielą savaitę. Tai kokie tie skaičiai, kaip per savaitę 800 žmonių gauna palaiminimus. Galbūt jie niekada ir nesužinos, iš ko tas palaiminimas atėjo. Galbūt niekas tos draugės mano ir nepasakys, oi šaunuolė, kokį tu gerą darbą padarai. Bet kokia energija praeina ir koks yra tas per tą palaiminimą pati susijungia su savo šviesos kanalu, pro ją prateka energija. Ir kiekvienas žmogus gauna tokią dalelę, kur jinai pasidalina, perduoda per save. Nes tai vis tiek jau yra praktikuojantis, sąmoningumo keliu einantis žmogus ir jinai supranta visus tos dalykus apie energijas. Tai kas tada nenorėtų tokio darbuotojo pas save pasikviesti? Kas nenorėtų turėti tokio žmogaus, kuris savo darbe įneša ne tik tais, copy-paste, paspaudžiu enter, delete ir viskas, bet ir įdeda tokią dalelę to darbo, kur pati sugalvojo, pati išjautė ir įtraukė ir sukombinavo tą paprastą žmogišką gyvenimą su savo vidiniu sielos pašaukimu, dovanoti tas šviesos daleles per tokį šviesos tinklą, kokį jinai sukūrė ir tebekuria sėkmingai toliau. Ir tikiu, paskui visada sugalvoja, kaip tokius žmonės paaukštinti arba skirti didesnės kitas atsakomybės. Tai va, toksai gražus pavyzdys, kalbant apie mane pačią, tai aš labai nuo pat studijų metais, kai pradėjau dirbti, irgi labai kūrybiškai žiūrėdavau į tuos darbus, kuriuos turėdavau ir tebeturiu. Ir man patikdavo būti toje, aš džiaugdavosi, kokioje patekau, kokią organizaciją, kokią įmonę ir ką ten galiu įnešti per savo asmenybę, per savo kūrybiškumą, nes tada tokia, žinot, ir geresnė ta tokia atmosfera susikūrė ir kad ir labai maži dalykai, bet jie duoda kažkokias gražias permainas. Tai buvo toksai etapas, kai aš dirbau vienoje buhalterinėje įmonėje buhalterės asistentė. Ir reikėdavo ten sąskaitas tvarkyti, galybę sąskaitų. Ir buvo ten viena papkė, kur nesąskaitos, to tiesiog tokie išrašai, tokie popierėliai sudėti. Ir tiesiog, kadangi jie neturėjo jokios reikšmės, jie buvo paprastai sudėti į tą įmutę, žinot, ir prie papkės prisegta.
ir niekas niekada jų nežiūrėdavo, netikrinau, nes neturėjo reikšmės, bet tiesiog buvo padėti prie tų. O man pasirodė, kad jeigu aš kai atėjau tenais dirbti ir turėjau tas sąskaitas ir pamačiau tos popierėlius ten sudėtus ir man buvo tokia mintis, o kodėl jeigu mes suvedinėjom tas sąskaitas, jos yra visos gražiai susektos, sudėtos, kodėl yra vienas tiesiog toks papkė įmutė, kur niekas netvarko, nes nereikia to dokumentų. Ir aš paėmiau ir sutvarkiau tuos. Tiesiog, man atrodė, netvarkinga, neteka energija toj vietoj. Dar tuo metu gal nelabai apie energiją supratau, bet paėmiau, sutvarkiau, gražiai ten suklijavau tos lapelius ir kiekvieną mėnesį juos klijuodavau. Ir tai pamatė direktorė, kuri mane prižiūrėjo, jinai taip mestelėjo tokį žvilgsnį. Nieko man nesakė, bet kai po kito mėnesio atėjo kita mergina pakeisti manęs, direktorė pasakė, vat šita tvarka, šitie papirėliai turi būti taip susekti, kaip yra susekta, nes pas mus yra tokia tvarka. Tai va, man buvo toks geras, niekas manęs nevertino, niekas nepagyrė, bet dėka va tokio va irgi pojūčio, pajutimo atsiradusi ta tokia nauja tvarkelė nauja, jinai atnešė tokias permainas nedidelės. Tai vat, ir dar toksai, nelabai apie energijas, bet dar prisiminiau iš tos įmonės, man reikėdavo per vieną mėnesį suvesti į kompiuterį apie 200 sąskaitų, tokios didžiulės papkės, jos būdavo tokios storos. Ir kas prieš tai dirbo labai nemėgo to darbo, nes tiek daug ir čia turi visą savaitę tiesiog suvedinėti tik 3 didžiulės milžiniškas papkės tų sąskaitų. Tai va, ir aš pasimdavau visada, nes man reikia viską linksmai žiūrėti, tai pasiemdavau liniuotę. Ir kai būdavo papkė tokio storio, aš išsimatuodavau, kokio storio yra papkė ir visom savo kolegiam pasakydavau, kiek centimetrų bus suvesta šiandien į kompiuterį. Ne kiek numeriais, kiek tų sąskaitų, nes jau neįmanoma suskaičiuoti, jei tai buvo, bet iš to storio, kiek man mažėja tų centimetrų suvedinėti tas sąskaitas. Tai va, ir vėliau aš to įmonėje pradėjau organizuoti įmonės vakarėlius, visokius susibūrimus, žaidimus, gimtadienį man leido organizuoti, net pridėti prie įmonės gimtadienio. Ir kai aš jau pasakiau direktoriams, kad aš jau išeinu į kitą darbą, jis sako, jo, mes jau matėm, kad tu net ten papuoliai. Tai va, tai nors ir žinot, ta tokia, galbūt tu esi ne čia, bet kai darai tai, kas tau eina iš širdies, kartais jau tos visos aplinkybės jos pačios vėliau susidėlios, bet tas buvimas patiems žmonėms yra smagus ir jiem yra smagu, kai mes tą bendruomeniškumą įnešam, nes labai dažnai, kai mes jaučiam, kad ne čia papuolėm arba nematom čia prasmės, mes pradedam tokią sieną statytis, ten nebeinešti tos širdies šilumos, nes jaučiam, kad čia ne mūsų, čia mums nepatinka arba dar kažkas. Bet taip mes iš tikrųjų tik tais kuriame savo bereikalingai karmą, kuri atsigręš kitoje kompanijoje, kur galbūt mums bus viskas labai fainiai, o šalia sėdės kolegė, kuri bus visa tokia ir nebendraus su mūsų. Mes galvosim, tai kodėl jis su manim nebendrauja, o čia viskas taip fainiai. O dėl to, kad atspindys ateina iš mūsų praeitos kompanijos, kur mes šalinomės ir dabar tokį pat šalinimą turim sėdinti šalia. Tai va, tai taip viskas persiduoda. O mano dabartinis darbas, kuriame aš dabar jau dirbu 15 metų, ne tik su dvasiniais dalykais, bet ir dar kitas pas mane darbas su techniniais dalykais užsienyje. Ir
aš kai ten dirbau ir man pradėjo labai daug vertis ten dvasinių dalykų ir aš jau galvojau, kad mano tas dvasinis kelias galbūt kažkaip užims tą visą 100%, ar taip, buvo toksai klaustukas, kaip čia bus su visais tais dalykais. Ir buvo tokia mintis, kad galbūt vienas iš mano darbų ir projektų galėtų būti, kad paskelbčiau angliškai kažkodėl, užsienietiškai kažkaip, kad pasidalinti, kad labai norėčiau, va taip kaip darau konsultacijas žmonėm asmeniškai, aš taip galėčiau konsultuoti įmonę energetiniais klausimais. Ir vat, jeigu yra kažkokie dalykai tą įmonei sunkiau arba kur neteka energijos, tai daryti energetinius pradirbimus, ieškoti priežasčių, kas man visada labai patinka, dirbant su žmonėm, ir aš galvoju, kad tą galiu su įmonėm daryti ir medituoti, irgi laiminti, melstis už tą kompaniją, kad tai gerai sektųsi ir tai būtų mano toksai įnašas tai kompanijai. Ir aš taip nuoširdžiai pagalvojau apie tą dalyką, bet niekada neparašiau, nes kaip ir nebuvo to poreikio. Ir nutiko taip, kad po keletos metų aš taip ir gavau dabar savo tą dabartiniam darbe, kur dirbu, taip ir išsirutuliojo mano beveik pareigos į tai, kad aš dabartiniai kompanijai, kur buvo ant klaustuko, bet ačiū Dievui, kad tas klaustukas išnyko, labai džiaugiuosi. Ir dabar tą ir darau. Daug to energetinio darbo, daug su direktorium tokių pokalbių, kas čia vyksta kompanijai, kodėl taip, kodėl anaip. Ir nebūtinai aš jam turiu sakyti, ką aš matau energetiškai, kur čia neteka. Tiesiog jis išsipasakoja, kas jam yra sunku, kurie projektai stringa. Ir aš tada darau meditacijas, darau energetinius pradirbimus, nes aš esu tos kompanijos darbuotoja, turiu ten tas atsakomybės, pareigas. Pusė pati prisigalvojau tų pareigų ir atsakomybė, bet man taip yra tikrai smagu ir faina. Ir aš taip prisidedu energetiškai prie tos kompanijos darbo. Ir tikrai žmonės tai jaučia, ne visada gali paaiškinti, ne visada gali suprasti, kam ir kaip, bet yra toksai jausmas jiem, kad kažkas tai energetiškai vyksta, nors galbūt ne visi tai supranta. Tai o aš matau toje kompanijoje taip pat, kad čia yra vienas dalykas, kaip jai padedu prie tų dalykų, yra ir aišku dar kitų tų techninių pusių, ką aš ten veikiu. Bet ir tuo pačiu matau tą didesnį paveikslą, matau su kokiais projektais ta kompanija dirba ir kokiais projektais užsiema, su kuo jie susiję. Ir aš galiu prieiti prie tų sričių ir aš galiu irgi palaiminti tas sritis ir visi tie, kiek man žinoma, kiek suprantu, visi tie projektai su žmonių yra taip pat palinkėta, kad viskas gerai ten susiklostytų, kad neštų žmonėm gerovę kiekvienas tas projektas, kuris vyksta. Esu ten daug kur kristalų pridėliuojusi, kai nuvažiuoju ten į kompaniją arba į klientų vietas arba į klientų susitikimo vietas ir taip toliau. Ir viską, ką sukuriu, ką susikuriu, kas man atrodo prasminga, bet viskas žaisminga, žinot, su tais, su kristalų dėliojimu ten po visas vietas, visas šalis ir taip toliau. Ir paskui visą tai apjungia, įsiunti šviesą ir taip, kaip kairė koksai projektas. Tai viskas tame labai gražiai apsijungia ir tada būna labai faina ir smagu būti ten, kur esu, nes dalinai mes ir susikuriam tą vietą ir jeigu ne iš pat pradžių, bet vėliau galbūt atsiveria tos kompanijos didesnis paveikslas ir ką mes galim juose padaryti kaip sielos ir tokios sąmoningos būtybės,
ko kitiems žmonėms gal nepastegi, gal dabar nelaikas, gal dabar jie dar neina to sąmoningumo keliu, bet yra vis atsiranda kažkokie tie žiburiai, kurie atsiranda tose kompanijose ir padaro tokį nedidelį pokytį, nedidelį mažą pasidalinimą ir visiems kažkaip linksmiau ir smagiau ne tik mums, bet ir aplinkiniams. Juk mums yra dovana turėti mėgstamą, mylimą darbą, bet ir mes esam dovana kitiems per savo kūrybiškumą, savo nuoširdumą, geranoriškumą. Ir tada jau būna tas jau dvigubas, tada jau kelias iš vidaus teka ir išorės vyksta graži darni tėkmė. Tai va, tai to jums nuoširdžiai ir linkiu. Atrasti savo tėkmę, atrasti savo gražiausius talentus, juos pradėti skleistis po mažais žingsneliais, galbūt pačiais kaip tyliai, nematomai, bet vis pamažu lendantiems vis aiškiau su šviesa į šviesą. Tai ačiū Jums labai, kas prisijungėt į šitą transliaciją, linkiu Jums gero vakaro ir susimatysim jau kitą savaitę. Iki.